aš turiu visiems nerealiai gerą naujieną, todėl kad meška turi draugelį ir tas draugelis yra dinozauras, o iš tikrųjų visa jų šobla. Man vis dar šita knyga, man atrodo, labiau patinka negu Kristijonui. Jis, man regis, gal iš šito dinozaurų ir meškų glostymo ir kutenimo etapo truputėlį yra pabėgęs, bet kiek mamytėms džiaugsmo, kai reikia sužinot pagaliau, kaip pterodaktilis čiulba ir pabandyti atskirti kiaulę čia ar dinozauras. Bet visai niekingas juokelis, supratau. Bet man atrodo, kad tai yra viena iš tų pirmųjų vaikų knygų, kurios su trumpom pertraukėlėm vis iš knygų lentynos atkeliauja į lovą ir jūs galite ne tik mešką erzinti, vilką arba erelį, arba dar galvoju, kas dar toje knygoje buvo, bet ir pagaliau jums kažkas papasakos, kokius garsus skleidžia dinozaurai.